Pačiam toks trofėjus pirmas tikriausiai, koks jausmas? Pasakyk, Vilkė, tu iš Vilkė. Geras jausmas, ką aš žinau, kaip ir pasikartosiu, džiugiu, kad šį sezoną viską laimėjom, pasinaudojom tą progą, gal, kas žino, gal tai gyvenime pirma ir paskutinė proga buvo, tai labai didelis džiaugsmas, šiandien sakiau gerai pašvęsti. Finale, abiejose rungtynėse visos trijose treneris gana gerai tau leido daug žaisti ir neblogai išnaudojo minutės. Ar malonu, kad taip tokiose svarbiose rungtynėse? Tai aišku, malonu, kad per svarbias rungtynės kažkiek taip prisidėjau prie komandos, treneris aišku davė užduotis tokias daugiau gynybinės, bet pavyko kažkiek tai pelnyti taškų, bet džiaugiuosi, kad prisidėjau kažkiek bent prie komandos pergalės, laimėjom, viskas gerai, visi laimingi, sezonas baigtas, eisim visi. Na vis tik, kas lėmė, kuo jis buvo stipresnis už Lietuvos Rytą, kad taip jau į vienus vartus galima sakyti? Nežinau, gal sezoną tokia komanda labai pasidarė kaip kumštis, tai gal liko beveik vien lietuviai, o tie legionieriai tokie vos ne lietuviai, vis tiek kaip jau. Tai toks labai buvo vidu vienas kito palaikymas, manau, tas ir davė tą mūsų pergalę. Galbūt kažkiek tas tokoja vidury sezono, minėjot, man tas, kad išvažiavus legionieriams kažkaip lyg susitelkėt į vieną kumštį. Gal kažkiek tai vis tiek, žinot, legionieriam, ypač iš Amerikos, gal jiem tas komandos, jiem gal tiek mažiau rūpė, jų čia vis tiek tas toks, atvažiuoja čia atidirbtas 10 mėnesių, mes biškai gal tokie daugiau atiduodam save, bet kaip pasikartosiu, džiaugiuosi, kad laimėjom, viskas gerai baigėsi, reiškia, viskas gerai. Artėja vasara, dabar ilsėsis tikriausiai, ką toliau, treniruosis kažkur? Nu, ant mėnesiuką bandysiu pasilsėti, o paskui ką reikės ruoštis sezoną.